Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis bei klinikinę praktiką, galime drąsiai teigti, jog periodontito liga yra sugydoma. Kadangi pirminis sukėlėjas yra bakterinis apnašas, gydymo tikslas yra to apnašo ir taip pat dantų akmenų pašalinimas, tam, kad atkurtume sveiką dantenų būklę. Kaip gydymas atliekamas yra priklausoma nuo stadijos, kuri nustatoma žmogui pirminės konsultacijos metu. Jeigu pacientui nustatomas gingivitas, tai yra paviršinis dantenų uždegimas, ši ligos stadija sėkmingai yra sugydoma atlikus profesionalią burnos higieną 1 arba 2 vizitų metu. Kuomet nustatomas periodontitas, kuomet jau yra pažeistas žandikaulio kaulas ir yra susiformavusios gilios uždegiminės kišenės, tuomet paskiriamas nechirurginis, o vėliau esant reikalui ir chirurginis periodontito gydymas, kitaip tariant, atliekamas gilesnio pobūdžio valymas negu higienos metu. Ne ką mažiau svarbus yra palaikomasis gydymas po to, kuomet aktyvioji fazė yra baigta, ir dažniausiai jautriems periodontito pacientams tai yra paskiriama 3 ar 4 kartus per metus lankytis pas burnos higienistą, tam, kad liga būtų sėkmingai sukontroliuota, prižiūrima ir skrupulingai stebima burnos priežiūros specialistų.